Tęsiame laidą ir primenu, kad šį vakarą pasakojame 4. žemaičių moterų karo dalį. Kaip sudėtingai viskas skamba. Primenu, jog karo priežastis skola 1700 litų. Ir kaip sudėtinga tuos pinigus gauti. Pažiūrėkite iki galo ir pamatysite, kaip atkaklumu galima priversti žemaičių žmonės padaryti tai, ką jie privalėtų, bet nenori. Atkaklumas – ginklas, kuriuo galima įveikti net žemaičių tvirtovės. Kur eini? Irena! Tai ir mes einam. Mes irgi einam. Mes einam iš papasko. Mes su visiems paliksim urzinė kokie. Aš irgi bėgu. Bėgam. Irena, sakau, sustok. Pasikalbam. A, girdi? Nu, į kur eisi? Kur eisi? Kur mes einam? Dar skolos norit, ponia? Kamerų nedaužyk. Tai gal grįžkim atgal, pasirašom susitarimą. Nu, jeigu jūs bėgat, tai mes irgi nubėgsim tam, kur reikia. Irena, viskas gana. Žaisimas, aš nesiruošiu eiti tik kilometrą. Kada tu duos pinigų? Kada atiduos? Kada? Kada godės galėms mokėti, raskis. Nedėlim sutartį. Kokį sutartį? Pasakok viską. Greit. Pasakok, Irena, kada į kaip? Kada? Gausus pinigus. Atein. Tai liek tu kiekšveliu. Irena, taip čia, sako, pasikalbam. Eik tu kiekšveliu. Kiekšveliu. Pabagi tu. Į teismą paduosiu tavęs. Irena, esi utėlė. Liksi šitam krūvui mėšle, šūde ir būsi tame. Vagilka. Velni. Tai va, Irena, neįsusitarti su tavim, kadangi kreipsius į teismą. Noriu perspėti. Atsargiai čia gyvena vagis. Gulbių kaime. Saugokitės. Tai vyras buvo išvažiavęs. Taip, į Angliją. Išvažiavo, kaip sakant, o jinai, gal sužinoj, kai išvažiavo, apšmeižė apie mane. Kad aš paskutinį kekšį, su vyrais duodus, vyrą vaištiniečia, dieną naktį gerų, latri paskutinį, viską šmeižė apie mane. Irena. Galų gale, o iš tikrųjų buvo mano tėvas ir mano vyra, kaip sakant, pusbrolis. Anie žmonės padėjo man mėšus iškabinti, iš tvarto. Galėčiau gyvulį žemę užsidaryti. Bet, žinok, jinai gyvatė. Ne tik apvogė mane, ne tik du skolų, bet dar norėjo ir įskirti su vyru. Nu, ar čia galima gyvatė? Tai kaip tie reikalai su tais pinigais, mane tas domina. Ar tu ėjai pas ją? Klausė jos, Irena, kada duosi ir atiduosi? Skambinau, sakau, Irena, kada tu atiduosi? Neturiu iš ko, neduosiu, negaliu duoti, biedna esu, taip ir toliau. Rasa, tai pats metas ir keliauti pas Ireną į namus. Taip, dabar 7 val. Ryto, Ana dabar turėtų pritarinėti pieną. Ant kelioko stovi. Tai gerai, tai jeigu yra toks variantas, tai einam tada prie gatvės, ar kur jinai ten, kur stovi, ir ją, manau, sutiksim su pienu, ne? Sutiksim. Palauk, Aurelija, einu pasiimti tas pusryčius, gerai? Gerai. Gerai? Aš greitą. Irena, ateik! Irena! Irena! Ateik! Irena! Irenutė! Einam. Nebėt negalima. Irena, galite atsisukti? Mes pas jūs labai gera... Oi, ne. Mes pas jūs iš tikrųjų taikiai nusiteikę ir norim geranoriškai... Irena, Ne, čia ne cirkas, Irena. Mes norim viską gražiai, taikiai, draugiškai užbaigti. Galim? Kad būtų taika tarp jūsų. Tarp Rasos ir jūsų, Irena. Gerai? Galit priimti iš mūsų šitą duoną? Irena, gali priimti duoną. Norim taikišką kaiminystę. Ne, kaiminystę norim, kad taikišką viską. Ką, Irena? Einam ant žolyną, va trumpam, Irena. Trumpam, Irena. Nu, Irena, labas rytas. Ką dabar nesikalbės, o tai ką padirba? Pudė apšmeižė mane, kad latri paskutinė, dako nors.
Ne, nalatri. A, ne, o tai atvažiavo, ne be manęs atvažiavo ir apšmeižė Irena, ką? Kokią tu teisę turi? Matė kaimyną. Matė, mano vyrs užsienyje, ne, Anglijoje, kad aš su visas, ne, kuilės dūdus. Kokią teisę turi? A tu žinai, kas gali būti? Tai aš nuvažiuoju, pasakys kaimyną. Kaimyna, ka mano tėvas buvo ir mano vyra, pusbrolis. O ko pat pavaikščioje? A, ne, o pati, jeigu tu esi paskutinė. Tai galvoji, kad ir aš tokies, ką? Irena, aš žinai, kas gali būti. Aš žinai, ką gali parašyti pareiškimą. Už tokį šmeištą. A nežinoja? Ne, nežinojau. Gali prisiprašyti, Irena. Tikrai. Pati eini, lauką subinį rodydam vaikų. Atsiprašant, ar mats turėk? Kada skoloti duosi? Man atrodo, taptori. Tai 60 litų. Mane domint. Nedomint. Nu taip, sutartį yra po 200 Po litų. 200, noriu Taip. beveik 100. Po 200, Irena. Kodėl nevedi? Nevedi, iš ko aš esu? Buvo 1800. Dabar 1700. Ne, gerai, Nu? atiduosiu. Mėnesį vienas iki gausi, viskas. Tu pravedė, kada žadėjai ves mano karvekės A duo. nematai, kiek šito? Kada vedė? Ak, nemačiau, tavo tom baltui mačiau, raudonui mačiau. Aš nemačiau, ne? Kap mane O apėkė? žinai, kiek mėnesį laiką negali duoti, kai įvedus karvas? Negaliu duoti. O tai kiek laiko to vedė? Birželį pabaigoje vedė. Birželį. Nu gerai, tą bum birželį. Kur Liepas, kur rugpjūtis? Liepus tik nepradėjo tai duoti. O duodė ką duo? Tai rugpjūčiai davėdė 100. O kur Liepa dinga? Prapūlė. O jūs man pravedžiau, ne Liepus mėnesį nepravedžiau. Rugpjūčiai pravedė. 62 litai. A rugpjūtį mėnesį Ta tau? parodyk dokumentus, eina, parodyk. Aš jums priminsiu, kad jūs pasirašėte raštą. Aš duoti viskon. Kad man galėtų duoti piną ir Bet galėtų. jūs, aš jau kelintą kartą pas jūs atvažiuoju. Kas ta šią Varinėkit, yra, gerai? ką? Kas tas yra? Nu vis viena aš tai neleis niekur eiti. Nu kaip tu, ui, kaip tu nori tap? Vis viena aš tais neleis. Kaip nori, Irena. Būtent nepagailėtų aš pilą, lašą. Pareišk. Mesk, rodymus bus, pareiškima bus. Man taip. Jis Irena, jo noks mes- į kalėjimą, jo noks į kalėjimą. Už tokias dalyks vogiai. Ir atiduok, kas man priklaus. Atiduosiu. Kada atiduosi? Atiduosiu. Kiek reik vaistis su tavim? Irena, aš jau pas jūs 4 kartą važiuoju, bet jūs tą patį šnekate. Nu kiek galima to klausytis? Aš sakiau, nuo jūsų neatstosiu tol, kol jūs nepradėsit arba sąžiningai atsiskaitinėti kas mėnesį, arba visų pinigų neatiduosit. Tai kam Kur karvė pasirašot? pardavė, kur dėjai pinigų? Gava 2000. Gėlio. Tai pasidarom balių tada, už tos pinigus. Tai nors balių padarykit rasai tada. Nu, kas iš to, kad tu slėpėsi, dako nors. Nu, ko čia davai? Šypsena, kiaušinį prašo. Irena, man atrodo, gana alarmas, šnekėkim aiškiai, man nusiboda irgi, kada bus. Duok iš savo, mačiau raudonui, norėčiau pažiūrėti, įsivedu tontelyčią, kas ant tokį. O, tai Įsiveisiu. kada atiduosi, Irena? Nebent tarti su tavimi, ne? Tai kada? Irena, nu šiandien Kitą metą. Irena, reikės Kitą važiuoti. metą. Irena nežais. Nežais, Irena. Irena. Per 5 metus. A jūs juokaujat, jūs tada tai raštą tai kitaip pasirašėt ir kas mėnesį žadėjot po 200 litų mokėt. Praėjo 4 mėnesiai ir ką jūs sumokėt? 60 litų per 4 mėnesius, taip prasta? Taip. 62 litus, Irena. Nurašom. Šiandieną, Irena, taip. Arba jūs duodat pinigų, Irena, duodat jeigu jūs tu pinigų. neturi, duok kokį gyvulį. Gerą. Dabar visai noriu numelžti tą. Numilš, nu bet reikia atsiskaityti. Atsiskaityti. Nu, pradės duoti. Juk 600 kad jau duotų daugiau. Nu, bet Iš šitos karus aš negali duoti piną. 62 litai, Irena, čia neįrodėms yra. Paimtum, atiduotum ir pasibaigtų. Kiek čia gali prašyti? Atiduok gerą gyvulį. Mačiau raudoną, turi mėsinį. Nurašau visą skolą. Nu, tai būsim atsiskaitę. Nu, tai aišku. Esi bagota ūkininkė, ja. Biedna nesi. Esi bagota ūkininkė, ja. Biedna nesi. Juk šiek ir šiekėja, ką ūkininkė. Nu tai aš ne ūkininkė, aš paprasta ūkininkė. Kaimo kaiminka, galim sakyti. Pasitraukit trupūžis čia.
Pasitraukit drabužius. Tai surūks tas pienas. Tai turit priduoti, tai mes... Nu tai visiems turit priduoti, Nu, Irena. čia pinigai va prie skolos Rasos prisidėtum, kam nešutės atgal. Na. Tai sulaukit, kol atvažiuos pieną paimti. Degit! Šakių! Nu, bet Irena, skaitykim normaliai pasikalbam. Aš nenoriu piktumą, nei nieką, Irena. Nu, Irena, reiktų susitarti. Nes! Irena. Irena, nedaryk durų. Beprotį grydam. Susirakina duris, pasileida muziką. Važiuojam pasko? Irena. Kiek šito, utelė to, sustok. Gražia meni, žiūrėk, subink kraipa gražia. Irena. A girdi to? Irena. Kiek šito velnių, utelė, kada pinigų atiduosi? A girdi to? Irena. Irena, aš nepraleisiu tavęs. A girdėja? Irena, nu sustok, pasikalba, būk gera. Sustok, sakau. Sustok, sakau. Irena, sustok. Irena. Gerai, palauksam. Kur priduosi, palauksam. Palik nuverti! Nepaliksiu. Darima to! Nepaliksiu. Kaip nori. Pasikalbėsim tada. Nebeminsiu. Gali pasiimti. Galvoju, kad čia pagandys. Tu nieks nepagandys. Štai ir išaušo dar vienas ankstus rytas. Važiuojam pas Rasą, nes aną dieną Irena kaip ir pabėgo su dviračiu, mes jos nebesuradom. Nu, jeigu jau pradėjom eit, tai einam iki galo. Manau, šiandieną pasieksim vienokį ar kitokį rezultatą. Nusiteikusi karingai, manau. Jo, taip. Ir aš manau, kad šiandieną, nu, ko gero kažką pasieksim. Labas rytas, Irena. Labas rytas, Irena. Irena, o kudė dabar mes antrą sykį atvažiavom, tai kur tu važinėjęs, kur buvai? Kudė skolų neduodi? Kada atsiskaitysi? Kiek reik laukti? Gasilė, pasiimk kujituosi. Kaip ten, pasiimk tas dvi karvatės ir viskas. Tai tinka Rasa? Tinka, tinka. O, tai visumai bus... Visą sumą užmėsin, kiek Irena, sakai, 1000, ne? Ir visą skolą nurašyta. Tai būtų gerai, Irena, pasirašyti nors popieruką. Taip, čia. Rasa, pasirašyk. 1000 ir toliau 700 litų. Kaip ir viskas. O tai kur tos karvytės yra, kur čia pasimti? Matė, Rasė. Taip, pievoj. Tai vadama, tu rezultat matai patenkinta. Dvi karvikės, skolos jau matai nebėra. Atidavi. Sustantu. Ne. Nu, tinka toks variantas, Viskas tvarkoja yra, kaip sakant, ir nebėra skolos. Rasa, Taip, kiek čia daug tų karvyčių yra, tai čia kurios yra čia tos, kurias jau atiduoda jau ir tavo atiduoda turėtų- šitą tą mažėkį. Šitą. Jo, o kitą šitą raudoną. Tai ką dabar reikia vestis jau į savo pievą, turėtum jas Taip. parsivesti, ne? Taip. Nu, nebėg. Va. O stipri ta yra. Einam. Nelaižyk to. Tu nepūtik, tu nepūtik. Rasa, mūsų šios dienos rezultatai vis dėlto pasiekti ir iškovoti yra. Kaip jauties? Labai gerai, patenkinta. Aš už tave irgi džiaugiuosi, žinok, esu patenkinta irgi. Ir tą auginsiu ir žiūrėsiu, ką panauksiu, atrodo, šanon. Apleisiu ją ir ateličikę apleisiu. Ir tą auginsiu irgi. Į karvikės viskas.
Net sunku patikėti, užsispyrusi Irena atsiskaitė. Nemažiau užsispyrusi Rasa net pasirašė, kad daugiau dėl tos skolos nereikš Irenai jokių pretenzijų. Sunku tuo patikėti. Nieko daugiau nesakysiu, vakarai dabar kaime, mieste taip pat vis ilgesni ir ilgesni, kad tik nieko neatsitiktų. Tai buvo 4. žemaičių moterų karo dalis, bet ar paskutinė? Primenu, kad mūsų laidas visas, kurias esame jums parodę, galite žiūrėti